mes su Emiliu dar tada akimirką palaukiam, kol jūsų jau sukapsės didesnis skaičius ir pradėsim. Gerai, tai čia maks turbūt kokią minutę galim luktart. Kol laukiam, tai duokit tik ženklą, ar girdėt, ar kokybiškai girdėt. Kotryna ploja, širdė, ačiū labai. Liuks, Rūta, Renata, Nikšės kelia ir ploja, bravo. Super, turim jau 16 mūsų. Artūras Nykštį padovanojo, ačiū Artūrai už tai. Emili, kaip tu? Sveiki, aš irgi čia, girdžiu tave puikiai, tikiuosi ir mane girdit. Gerai, bičiuliai, girdim, aš girdžiu, jeigu kiti nykštukus kėlė, reiškia, irgi girdi, tai gerą dieną, sveikinas, ar ne, aš esu Saulius Alksnis ir šiandien turėsim progos šiek tiek patyrinėti mentorystės ir asmenį įvaizdžio temas, potėmes. Ir šiandien svečiuose, arba net negalima sakyti svečiuose, aš galvoju, kad abu lygiai verčiai hostai ar ne šito renginio, tai yra Emilis Remeikis iš Linktisto. Tai Emili, gal tada sakinuką du nuo savęs ir galėsim spirtis. Taip, žinoma. Tai sveiki visi, smagu matyti, kad jungiasi vis daugiau klausytojų. Aš Emilis, dirbu Linktist agentūrai, mes specializuojamės į LinkedIno marketingą, tai reiškia tiek verslams, įmonėms teikiam paslaugas, kaip jiems būti matomiems LinkedIne, kaip jiems konvertuoti geriau, kaip jiems pritraukti naujų klientų ir kaip tiesiog būti geriausiais LinkedIne. Tai tą darom ne tik įmonėm, bet ir asmenims, tai būtent personal branding dalykas, apie ką šiandien pasikalbėsim šiek tiek. Ir manau, kad tema yra labai įdomi, kaip ta mentorystė ir asmenis įvaizdis koreliuoja tarpusavį, kuo jie panašus, kuo skiriasi. Tai manau, kad bus fainas pokalbis. Fine, liuks, tai žinai, tikslas gerai praleisti laiką. Ir kad gerai praleistumėm laiką, tai žinai, norisi, kad ne tik mes vieni džiazuotumėm ir atsakinėtumėm, nuvadalintumėme savo patirtim, kas iš mentorystės pusės ar ne, kas iš asmenį įvaizdžio pusės, bet tuo pačiu galim visi kartu sutarti žaidimo taisyklės. Ar ne? Tai planas yra turinio trukmės 30-45 minutės, ne? Tai nenorim, kad lūžtumėt klausydami, ar ne? Nenorim, kad galbūt į automobilį atsitrenktumėt ar kažkaip pasidarytų nuobodu, tam, kad nebūtų nuobodu, kviečiam visus prisijungti. Ne? Tai reiškia, jeigu bet kurioje vietoje jaučiat, kad turit klausimą ir taip, nežinau, niežti pilvą pasidalinti, prašau, keliat ranką, ir mes tada suteikiam tą sceną. Jeigu yra klausimas, kur taip jaučiat, kad labiau pabaigai, viskas fainai, pabaigoje irgi skirsim 10-15 minučių atsakyti visus klausimus, kiek spėsim, ar ne, ir tikrai taip stengsimės atliepti kiekvieno iš prisijungusių lūkesčius. Tai va, tai žodžiu, vakarėlis yra bendras, ar ne, vakarėlis mūsų visų, tai ir kartu galim padaryti jį smagiu ir turiningų ir vertingų tiek, kiek matom, kad norim padaryti. Žodžiu, tai istorija kokia, ar ne, tai yra dvi temos, yra mentorystė ir yra asmeninis įvaizdis. Tai Emili, žinok, šitoj vietoj jau tada atiduodu žodį tau, klausdamas, o tai kas yra asmeninis įvaizdis, iš ko susideda asmeninis įvaizdis, ar ne, kad turėtumėm galvoj tą aikštelę atsispirti. Kuo? Taip, paspaudžiau, bet nepaspaudžiau. Tai sorry. Taip, tai mes dažniausiai, kai kalbam su savo klientais, tai paklausim, kaip jums atrodo, ar jūs turite kažkokį savo asmenį įvaizdį. Ir labai skirtingos nuomonės būna, yra žmonių, kurie labai tvirtai sako, taip, aš žinau, kas esu, apie ką aš esu. Yra tokių, kurie aš nieko dėl to nedarau, tai kaip ir suprasti neturiu. Tai iš esmės, kas tai yra asmenis įvaizdis, tai mes visi jį turim, mes visi vienokį ir kitokį turim. Ir apie ką jis yra, tai apie mūsų pačių reputaciją, kokią mes ją turim, kaip kiti žmonės mus mato, ką apie mus galvoja, ką apie mus kalba, kokie jausmai jiems kyla, kokios asociacijos kyla, kai galvoja apie mus. Ir iš esmės, tas asmenis įvaizdis gali būti toks paliktas, kaip žinai, sakoma, priklauso nuo nuotaiko. Šiandien aš pozityvus žmogus, o kitą dieną nelabai. Tai norint iš tikrųjų kažkaip efektyviai, kokybiškai valdyti ir turėti tą asmenį įvaizdį, reikėtų atsakyti tam tikrus paprastus klausimus. Tai va šiandien irgi LinkedIne postinau
anglų kalba, bet lietuviškai tai maždaug skambėtų taip, kokie yra 4 veiksmai, ką mes kaip žmonės, kaip brandai, kaip įmonės brandai arba asmeniniai brandai turėtumėm padaryti. Tai visų pirma, pasidarykime analizę, kas mes per žmonės, kokias mes paslaugas siūlom, apie ką mes, kokios mūsų vertybės, kaip aš noriu, kad mane kaip profesionalą matytų kiti. Antras veiksmas turėtų būti, tai gerai, o tai kam tai reikalinga, kam tai įdomu, kas yra ta mano tikslinė auditorija, su kuria aš bendrauju kasdien, kam aš komunikuoju, ar ne? Trečias žingsnis turėtų būti apie mūsų prekės ženklo pasiūlymą. Tai gerai, mes jau žinom, kas mes esam, apie ką mes, kokie mes žinom, kam tai įdomu ir kam tai reikalinga. Tai dabar pasižiūrėkim, kuo mes skiriamės, kuo mes kitokie negu panašaus profilio asmenys, pavyzdžiui, marketingistai. Tai bandykim ieškoti savo nišos, bandykim ieškoti, kuo mes unikalūs, išskirtiniai ir įdomus, apsibrėžkim tai ir žinokim, kas mes tokie ir apie ką. Na ir pats jau tas ketvirtas toks čia supaprastintas veiksmas, tai ko mes siekim, koks tikslas iš mūsų to asmenio prekės ženklo. Ar aš noriu parduoti, ar aš noriu tapti autoritetu savo industrijoje, ar aš noriu pritraukti bendraminčių būrį. Tai va 4 tokie dalykai ir jo, turbūt taip, o vat tu sakai, žinai, aš ekspertas šitame, o tu ne ekspertas. Tai gerai, o kaip tau atrodo, kas tas asmeninis įvaizdis, gal ar kažką naujo pasakiau, ar vis dėlto panašiai ir atrodo ir tau? Žinai, nevaidinsiu, kad visiškai iš to temų žalės esu, tai apie tą temą, ne tai, kad, žinai, labai daug proaktyviai galvoju ir ten dėliojas, skirtingose etapuose buvo ir konsultacijų, bet aš galvoju, kas man labai surezonavo iš mano asmeninės patirties su asmeniniu įvaizdžiu ir tuo pačiu atstovaujant mentorystės temą, tai man labai patiko žodžiai, savo pasižymėjau, žinau, kas esu, ar net tokia savotiška, vadinkim, inventorizacija, žinai, kas aš, apie ką aš, kaip sakai, kokios mano vertybės, žinai, kokios yra mano patirtis. Tada man labai patiko žodžiai, kad asmeninį įvaizdį turime visi, ne, klausimas kokie ir kaip kiti mus mato, kaip aš save matau, turbūt šitoje vietoje labai svarbi toks sukalibruotas matymas tiek savęs, tiek kitų, ar ne? Man labai patiko žodis reputacija ir man labai patiko irgi čia pasituosiu jausmai ir asociacijos. Tai reiškia, išgirsta, pavyzdžiui, vardą Emilis Remeikis arba išgirsta vardą Saulius Alksnis ir su kuo, kokie jausmai, ar ne, kokios idėjos ateina, kokia galbūt tema ateina, kokios asociacijos ateina. Tai man tas rezonuoja, žinai, iš to, kuom pasidalinai. Žinai, papildysiu, tik tai pritariu viskam, ką pasakėjai ir va tas kitas momentas, ko aš turbūt nepaminėjau, bet tu labai gerai pastebėjai, kai pasakai, žinai, žmogus vardą pavardę yra kažkoks keywords, tas raktažodis. Dažniausiai vienas, tobul atveju vienas, kartais žmonės prasiplečia, turi kelis. Tai visai nenustepčiau, jeigu žmonės, kurie mūsų klausosi šiandien, kurie kažkiek girdėjo apie tai, ką tu veiki, ką aš galbūt veikiu, tai Saulius Alksnis, man bent jau yra mentorystė, raktažodis mentorystė, ar ne? Tai manau, kad tu tą savo asmenį prekės ženklą visai gerai esi įvaldęs ir turbūt man, žinai, tada kyla klausimas, tai o apie ką yra mentorystė, ką būtent kokią žinią tu skleidi ir jo, apie mentorystę gal tada, žinai, kad pakalbėjau apie prekės ženklą, tai dabar gal tu gali tą temą biškį papasakotum. Aš čia jau spėjau nosį pakelti, žinai, kai tu pasakei, kad Saulius Alksnis mentorystė, viskas galvo, galim stabdyti, hebra, visi tikslai pasiekti. Jau ir sustokim, ar ne? Jo, šitą vietą galim sustoti, bet ačiū labai ir mano atstovavant tą mentorystės temą, tai vienas sakinukas, kuris turbūt labai taip paprastai išsigrynino kaip atsakymas, kas mentorystė yra, tai yra būdas dalintis išmintim. Ne, o kas yra išmintis, tai sakau, hebrytė dabar iš savo piniginių išsitraukėt ID kortelę, pasižiūrėkit į datą, pasižiūrėkit į šiandienos datą, ar ne, tai viskas, kas nuo jūsų pirmos gimimo dienos iki šiandien įvykę, visos žinios, kurias turit, įgūdžiai, patirtys, įrankiai, ar ne, tai visi tie geri ir blogi nutikimai, tai yra mūsų išmintis. Ne, ir mentorystė yra būdas būtent tą išmintį atiduoti. Ir dėl ko man patinka mentorystė, dėl to, kad šiaip jinai iš principo gyva kiekvieną dieną, ne, nes mes nuolat dalinamės patirtim ir savo adresu labai daug gauname visokių patarimų, idėjų, kaip ir ką reiktų daryti. Tai toks nestruktūruota mentorystė, jinai vyksta kiekvieną dieną, bet įnešus struktūros,
ir, žinai, aiškiai suvokus, kas už ką atsakingas, tada tai išgaunama vertė nepalyginamai yra didesnė. Žinai, tai procesas, kurio metu auga tiek viena, tiek kita pusė. Ir man, kadangi, žinai, mes iš principo visi esam mentoriai, tai gerą mentorių nuo mentoriaus atskiria tas nuoširdumas arba tas nuoširdus noras, ar kitaip empatija, prisidėti prie kito žmogaus progreso. Nes iš principo, žinai, mes galim turėti skirtingų tikslų ir kartais tos rekomendacijos, patarimai gali būti nebūtinai gerų tikslų vedini, tai man geras mentorius yra tas, kuris nešioja empatijos gabaliuką. Tai čia viena dalis, kita dalis, ir kas man jau iš karto rezonuoja su tuo, ką tu pasakai, mentorystė yra sėkminga tada, kada yra mečas. Tai reiškia, kad mentoriaus patirtis atitinka mentį tikslą. Ką tai reiškia? Reiškia, kad aš turiu būti inventorizavęsis. Tai kur yra mano stipriosios pusės, kur yra mano ekspertinės sritis, ar ne, kur yra tos patirtis, kuriomis esu pasiruošęs dalintis, ar ne. Ir tuomet ateina tas vadinamas storytellingas arba savo patirties atidavimas, kas yra mentorystės esmė. Tai reiškia, išreflektavimas rekomendacijos patarimo ar tiesiog, žinai, požiūrį į šalies atidavimas priklausomai nuo to, kokią patirtį susikaupęs. Ar ne, gal panašiai situacijoje buvęs ir gali pasakoti, ką tu darai, kokį sprendimą priėmė, kokį rezultatą gavai. Gali būti, kad, žinai, identiškos patirties neturi, bet iš tavo sukauptos patirties, žinai, tu darytum vienaip ar kitaip. Ne? Ir tuo pačiu dar gal kitas raktinis žodis yra svarbus. Tu 4 dalykus minėjai, aš kažkur turbūt panašiai. Grįžtamasis ryšys. Labai gerai. Ne? Grįžtamasis ryšys tiek tas, kurį atiduodu savo, šiuo atveju kaip mentorius ugdomajam mentį, tiek grįžtamasis ryšys, kuris grįžta mano adresu. Tai man čia labai siejasi galbūt su ta inventorizacija, kur paminėjai tu, žinai, reaguodamas. Kaip tau čia skamba viskas? Kur tu matai galbūt sąsajų, bendrumo, sinergijos tarp vieno ir kito? Žinai, aš girdžiu, ką tu sakai ir prisimenu, visai nesiniai kalbėjome su vienu žmogum apie mentorystę ir kažkas paklausė, o kaip sudomint mentorių, kad jis neatlygintinai kažko dalintųsi. Tai tu labai daug gerų aspektų paminėjai, aš tik papildysiu vieną, ką tas žmogus atsakė ir man labai patiko. Žinai, sako, paprasta, turi būti įdomu, nuoširdžiai įdomu tai, ką tu darai ir tada, manau, prisijungia ir visą tai, ką tu kalbėjai, empatija, noras padėti. Nes jeigu nebus įdomu, tai kiek tai tęsis ir kiek iš to naudos, žinai, abiem pusėm bus. Ir pasiruošdamas mūsų pokalbį, pasižiūrėjau šiek tiek statistikos ir man iš tokie skaičiai, žinai, surezonavo, radau, gal tu turi kažkokią, žinai, geresnės, naujesnės, bet 76% darbuotojų mato mentorystės svarbą. Iš tų, kurie turi mentorių, 97% teigia, kad jie yra vertingi, bet apskritai paėmus, panašu, kad ten vos tik 37% profesionalų turi mentorių. Tai toks jausmas, žinai, kad visi supranta to svarbą, visi supranta, kad tai yra vertinga, bet kažkodėl patys nesiryžta. Tai, žinai, klausimas, kodėl, kaip tu manai, kas stabdo tos žmonės, ar ko trūksta jiems, kad jie tą žingsnį žengtų? Aš tai galvoju vienas dalykas, ne, ir čia bus tikėtina, kad geras šuolis mums ieškant sinergijos tarp vieno ir kito. Paprastai tariant, žinai, gyvenam tokiais lyginimosi laikais, ne, dėka, ačiū labai socialiniam tinklam, kur matau greitesnį, matau sėkmingesnį, matau gražesnį, matau dar kažkokį ten esnį, ar ne, ir toks visą laiką esam tokiam nepakankamume. Taip. Ir mes, žinai, save lyginam iš principo tik su tais, kurie turi daugiau, gali daugiau, ir jau pamirštam save lygint, nebelyginam, ar ne, už kažkokį galbūt žmogų, ar ne, konkretų, kurį peraugau ir ten geresnės patirties sukaupęs. Tai šiaip iš principo nei vienas, nei kitas approachas, man atrodo, nėra geras approachas yra lyginti save su savimi. Net tai paprastai atsakant į šitą klausimą, dėl ko žmonės netampa mentoriais, tai yra tas toks šiek tiek kuklinimasis ir dažnas atsakymas, kad, žinai, man pačiam reikia mentorius. Su idėja, kad jie dar neturi 27 diplomų atsispausdinę, trūksta poros medalių, dar, žinai, ten trofėjaus rankų nelaikau, nors iš principo visiems tą pačią žinutę siunčiu, žinai, kad sutiksit, kad absoliučiai kiekvieno įdomuoju momentu už mus yra ir daugiau ir mažiau žinančių. Ką tai reiškia? Žinai, turėdamas orientaciją į profesinį progresą, aš ieškau
labiau patyrusi ir lygiai grečiai mano patirtis būtų aukso luitas jau kažkam, kuris būtent tokios patirties ir ieško. Tai pagrindinė idėja yra tas nepasitikėjimas savimi ir iš tiesų užtrunka kartais ir ten daugybę metų, kad priimti tą brandų sprendimą, kad, aš turiu. Ir labai fainai būna matyti mentorius proceso pradžiai ir pabaigoje. Tai išeina su gerokai ūgtelėjusiu pasitikėjimu savimi. Tai vat, mano klausimas, galbūt į tavo daržą būtų, o tai kiek pasitikėjimas savimi koreliuoja su tuo asmenį įvaizdžiu, kiek svarbus pasitikėjimas savimi norint sukurti tą tvarų, vientisą asmeninį įvaizdį. Ne? Tai kaip tu matai šitą? Geras klausimas į mano daržą. Aš galvoju, kad turi labai daug. Kad mes turim pasitikėti savimi ir manau, kad apskritai toks pastebėjimas galbūt yra, kad lietuviai yra kuklų žmonės. Bent jau man toks įspūdis susidarė per mano darbinę patirtį, kad aš pažįstu tokių puikių profesionalų ir atrodo, jiems tik duok sceną, duok kalbėti, jie turi ką pasakyti, bet jie kuklinasi, kartais kaip trūksta kažkokių medalių, kartais kažkokių įvertinimų iš šono. Bet aš vis tiek grįžčiau prie to dalyko, kad tiek asmenis įvaizdis, tiek mentorystė yra apie vertybės, vienaip ar kitaip. Ne? Ir tu gali turėti nuostabų asmenį įvaizdį, bet jeigu tavo vertybių sąraše ir aukštai nėra noro dalinti savo žiniom ir patirtim ir noro padėti kitiems, nėra tos empatijos, tai, naudos iš to turbūt bus mažai. Nes visgi, ką mes darom? Mes darom su mentorystė ir asmeniniu įvaizdžiu, mes skiriam savo laiką, o to laiko mes visi turim vienodai paroje. Ir galim jį visą nukreipti į save, viskas man, apie mane, galim kažkiek pasidalinti savo mažam burbule ratelį, o galim išeiti už to ribų, peržengti tą komforto ribą ir dalintis su tais, ką turiu pasakyti, kur atitinka, kad gal aš to žmogaus asmeniškai nepažįstu, bet aš noriu jam padėti, aš noriu su juo dirbti, aš matau tame prasme ir mano vertybės su tuo, labai glaudžiai susisieja. Ir dar vienas įdomus momentas, berods arti 90% žmonių yra sakę, kad jeigu jau aš tą mentorystę užsiimu, aš pats dalinuosi arba turiu mentorių, tai jų pasitikėjimas savim tikrai išauga. Tai tas yra geras momentas, ypatingai tiem, kurie dabar klauso mūsų, galvoja, čia man, nežinau, abejoju, tai statistika rodo, kad pasitikėjimas savim išauga. Tai arba jūs paliūdysit, kad yra tiesa, arba jūs tai paneigsit ir sakysit, kad oi, nepasisekė, nepavyko, bet pabandyti verta, aš manau. Pabandyti verta. O koks tada, Emilija, koks tada iš vis, aš turiu savo atsakymą, bet koks yra asmeninio įvaizdžio kūrimo tikslas? Ar čia tuom reikia rūpintis kiekvienam? Aš suprantu, tą tiesioginį, labai pragmatinį, parduoti. Pavyzdžiui, aš kaip freelanceris parduoti savo paslaugas. Arba parduoti save kaip potencialų darbuotoją, kažkiam projektui, kažkiai organizacijai. O ar tai reiškia, kad visi tuo turėtų rūpintis? Ar tai reiškia, kad jeigu, aš neturiu tokių tikslų, tai tada aš neturėčiau dirbti ties to asmeninio įvaizdžio kūrimo? Labai geras pastebėjimas, tavo, kad ir tu įvardį labai konkrečius tikslus, kodėl žmonės rūpinasi savo asmeninio įvaizdžio. Tai taip, noras parodyti savo kompetencijas, noras parodyti savo kaip profesionalo įvaizdį, kad aš galiu, aš turiu žinių, aš turiu supratimą. Noras didinti savo darbdavio, savo įmonės žinomumą, reputaciją. Bet apskritai, tai ką aš minėjau pačioje pradžiai, tas tie 4 žingsniai, tas 4 yra tikslas. Tai apsibrėžti kiekvienas autorius, koks yra tas mano tikslas. Nes iš esmės asmeninis įvaizdis pasiekia greičiau pasiekti tavo tikslų. Tai jeigu tu sieki parduoti, natūralu, tu komunikuosi, atrodysi, darysi veiksmus tam, kad tu greičiau parduotum. Jeigu tavo tikslas yra rasti geresnį darbą, tu darysi vėl kitaip, Mano supratimu, kiekvienas iš mūsų turi asmeninį įvaizdį. Tai jeigu mes kažką darom ar nedarom, jis vis tiek yra, žmonės apie mus kažkokią nuomonę turi ir tiesiog mes galime bus tu kažką daryti arba nieko nedaryti. Ir tada tas įvaizdis ir bus toks, kaip sakiau, nuo nuotaikos priklauso. Tai
tai būti autentiškiam prieš save, žinot savo tikslus, o tų tikslų gali būti pačių įvairiausių, manau. Jo. Dėl ko man būtent ir patinka mentorystė, kad didžioji dauguma, negaliu sakyti visi, bet didžioji dauguma ateinančių žmonių, mentorių, jie rūpinasi tuo, angliškai išsireikšiu, legacy. Net reiškia, netiesioginiu, neturi to pragmatinio noro čia kažką įkiš, kažką prastum, žinai, čia savo laiko pasiglostyti, ar kažkokias, žinai, ten konsultacijas įteikti, ar dar kažką, bet rūpinasi labiau, va čia tas vertybinis labai svarbus kampas, ar ne, rūpinasi geresnės aplinkos kūrimo, jaučia norą gražinti, galbūt patys kažkuriame etape gavo labai reikšmingų patarimų ir palaikymo. Ir, va, to legacy iš principų rūpinas, ar ne, kas bus po jų. Ir nori tiesiog, žinai, tą aplinką aplink save daryti tvaresnę, stipresnę. Ne, tai va, aš labai gerbiu ir man visada labai geras sutikti mentorius, kurie yra vedini būtent to. Ir čia manau, tas toks labai svarbus ir vertybinis klausimas, žinau, tai kodėl tu tą darai, turbūt apskritai mes visada užsidarinėjom tą klausimą, kodėl, tai kaip ir tu pradžiai sakai, žinau, tai kodėl aš turėčiau rūpintis tuo savo asmeninį įvaizdžio, parduot noriu, ne? Ar kažkaip, save kaip darbuotojai, arba rūpintis tiesiog geresnės aplinkos kūrimo. Čia tu labai įdomų kampą palieki, žinai, esu girdėjęs, kad tokie dalykai yra vadinami aukštesniais tikslais. Bet iš esmės mes, mano asmeniniu supratimu, mes nebeturim prabangos galvoti, kad yra kažkokie aukštesni tikslai, mažesni tikslai. Mes visi, žinai, esam šitos planetos gyventojai ir tada turim suprasti, kad ta planeta yra viena ir aš jau čia sunku link visų, žinai, ekologijos dalykų ir klimato kaitos. Ir man atrodo, kad mūsų asmeninis įvaizdis, koks bebūtų, yra tie, ką mes čia dažnai kartuojam, vertybiniai dalykai, apie kuriuos irgi yra svarbu kalbėti. Tai aš sutinku, kad mes turėtumėm fokusuotis į nišinę sritį ir dirbti ten savo darbą, būti profesionalais toje srityje, bet asmeninis įvaizdis tikrai padeda skleisti tą platesnę žinutę ir galima skleisti labai viešai ir garsiai, galima eiti labai asmenių kontaktų ir jo, pagalba kitam pasiekti jo tikslų. Kaip ir sakau, turi būti įdomu ir turbūt tas jausmas yra, žinai, labai, angliškai sako, rewarding, toks labai geras jausmas, kai tu žinai, kad tu gali padėti kažką. Tai jeigu tau tai yra artima, tavo vertybėse tai yra, tai jo, manau, kad tai yra svarbu. Ir čia noriu vieną potėmį išsitraukti, bijau gauti ir kepurę ir gal tu čia irgi, žinai, sureaguosi, vis tiek girdimės mikroinfluenceriai ir makroinfluenceriai. Ne, tai kaip aš matau makroinfluencerius, šypsaus, tai iš principo viską, kas yra ant lentynos, viską parduoda. Viskas gerai, galiu triusikus, žinai, galiu knygas, galiu mokymus, ne, tai jeigu, žinai, tas atitinka mano honorarą, tai važiuojam. Ir yra mikroinfluenceriai, ne, kur jie turi mažiau sekėjų, bet kažkur esu girdėjęs, tai čia sakau, gal tu man ir duosi per kepurę, kad konversija iš mikroinfluencerio į pardavimą, į kažkokį, žinai, poveikį sprendimui, į tą įtakos darymą yra didesnė nei makroinfluencerių. Nežinau, čia aš kažkur tą esu išsitraukęs, tai čia truputį gali sureaguoti, ar turi panašios statistikos ar informacijų žinių gal. Tai jo, tu paminėjai makro ir mikro, o dar yra mega influenceriai, žinai, tai jeigu taip labai jau klasifikuoti, tai reiktų į 3 dalis ir kuo jie skiriasi, iš esmės tai kokią auditoriją jie pasiekia, kiek žmonių potencialiai išgirs, sužinos apie mus ir aišku, kuo daugiau žmonių, tuo labiau tie influenceriai yra tinkamesni skleisti žinią apie tave, apie tavo prekę, apie tavo paslaugą. Tai jie labai tinka tam, nes jie daug žmonių pasiekia. Bet pritarčiau tau, kad konversijos ir tokio nuoširdesnio, tikresnio ryšio kūrimui labiau tinka mikroinfluenceriai. Tai tie mikroinfluenceriai, tai žinai, yra nuo 1000 iki ten keliasdešimt tūkstančių sekėjų socialiniuose tinkluose turintys žmonės, kurie turbūt turi mažiau klientų, kuriuos reklamuoja ar apie juos kalba, bet jie turi daugiau laiko tada patikrinti, išbandyti, paduoti suasmenintą nuomonę, nes tie mega ir makro, jie turbūt yra labiau užimti savo kita veikla,
kuri yra jau labiau gal pagrindinė, žinai, kad ten, nežinau, dainininkai, šokėjai, kažkas. Mikroinfluenceriai labiau yra, konversija geresnė vien dėl to, kad nuoširdesnis, patikimesnis, reiškia, aš turėjau laiko išbandyti ir suprasti apie ką aš čia jums siūlau. Ir dažnu atveju žmonės iš to negyvena, žinai, tai nėra jų pagrindinė darbo veikla, kad aš pardavinėjau. Jie nėra pardavėjai kaip po profesionalai, jie yra on the side, turintys kažkokią temą. Ir man labai patinka ypatingai tie visi mikroinfluenceriai, kurie yra teminiai. Tai aš žinau, kad tas žmogus, nors jis turi mažesnį auditoriją, bet kalba ten, nežinau, apie ekologiją, apie sveiką mitybą, apie gyvūnus ir kitas, tokie, žinai, labiau nišinės temas. Tai, geras pastebėjimas labai. Man viskas vedasi į autentiškumą. Aš nežinau, galbūt ir tą žmogų, kuris viską pardavinėja, žinai, galima vadinti autentiškai, jeigu čia turbūt ir įeina daug labai kintamųjų, bet man labai svarbus turbūt, kad žodis savoka autentiškumas ir mentorystė labai vertinamas autentiškumas. Ir tas tiesiog būk toks, koks esi, nes tave būtent dėl to ir pakvietė. Ir šitoj vietoj, žinai, kai aš suteikiu, tarkim, Aidalo platformą, ar ne, kiekvienas mentorius turi viešą profilį. Ir aš sakau, chebrytė, savo kalbą, savo struktūrą, savo žodynų, savo netgi ilgių prisistatymo, jūs jau komunikuojat, koks jūs, apie ką jūs, ar ne? Ten, aišku, dar dedam informaciją susijusios patirtis, lūkestis tam potencialiam mintyje. Tai man atrodo, kad būtent mus dėl to ir ima, ar ne, kad aš atitinku kažkokį galbūt vertybinį požiūrį, temas, ar ne, tai čia toks higienis faktorius, ką turėtumėm daryti, būti savimi ir nebandyti būti kažkokiu kitokiu, nes tada labai daug vaidinti reikės, žinai. Tai man atrodo labai svarbus tas autentiškumas ir dar reaguojant į tai, ką tu sakei, velnės pasakai, kad nuo 1000 followerių, žinai, tie mikroinfluenceriai, bet aš iš principo visus matau mikroinfluenceriais, nes aš mamai, tėčiui, draugams, antrai pusiai, jo. Taip, tu teisus. Jo, ir tada, žinai, tą didžiulį poveikį, kurį mes galim padaryti. Sąlyga, jeigu esam būtent ir apsibrėžę, tai kuriuose temose aš galiu atiduoti, aš noriu atiduoti, nes yra daug dalykų šiaip, kuriuos galima atiduoti, bet ne visus dalykus norim atiduoti. Kaip ir darbe, žinai, yra dalykai, kurie žiauriai faini daryti ir yra tie, kur, nes jeigu kas nors paimtų, būtų dovana, žinai. Tai aš manau, kad ir mentorystės labai svarbus tas autentiškumas, nuoširdumas, atvirumas ir iš tiesų ta didžiulė įtaka, nors ir mikro, kurią mes galim padaryti, jinai atneša ir tą gėrį, ir tą pasitenkinimą, ir tas tokį rewardą, kaip tu užsiminė. Žiūrėk, tai dabar... Aha, sakyk. Tik tai norėjau sureaguoti, visiškai pritariu apie tą, kad būkim tokie, kokie esam. Ir ką aš galvoju dar, kad žmonės, kurie renkasi tą kelią, tą įvaizdį kurti kažkokį nepasidarinamų darbų ir nesuprasdami, kas jie yra, apie ką yra ir su kam jie skiria savo, žinai, žinutę, tai kas tada nutinka, anksčiau ir vėliau byla išlenda iš maišo. Ir pasimato tas tikrasis veidas. Ir tai yra reputacijai didelė žala. Ir, žinai, tada klausimas visada man kyla, kai tokius atvejus pastebiu, nes jų tikrai yra pasitaikę ne vienas, pagalvoju, ar verta buvo statyti visą tą kapitalą ant to netikrumo, ant to kažko, kuo tu nesi, jeigu tau vienas, tas, žinai, įlos išlindimas iš maišo gali viską sugriauti kaip tą kortų namelį. Tai, man atrodo, mes visi tokie unikalūs, visi tokie kitokie ir tokio pat žmogaus kaip Saulius nėra, tokio pat žmogaus kaip Emilis nėra. Tai gal, žinai, būkim savimi ir jo, tiesiog noriu sureaguoti. Taip. Būtent. Žiūrėk, nepaslaptis, mažos dovanėlės stiprina draugystę. Ir žinau, kad, žinai, jūs linkteste rūpinatės ir asmenį įvaizdžio stiprinimu, ir įmonės įvaizdžio stiprinimu, ir žinau, kad atsitempiai su savim maišo kodų. Tai aš galvoju, kad vieta ir laikas pasakyti tą vieną didžiulį maišą, tai vieta ir laikas pasakyti, o ką šitai auditorijai mes irgi galim duoti dovanų. Taip, atsinešiau maišą su vienu dideliu kodu. Iš tikrųjų, tai apie asmenį įvaizdį mes turim labai fainų kursų. Ir man labai patinka mūsų kursai. Aš ir reklamuoju juos ir kartu dalinuosi, nes pats neseniai dar kartą peržiūrėjau. Labai fainai padaryta per porą valandų, sukarpyta į trumpus kelių minučių video. Kursai apie asmenį įvaizdį LinkedIn, būtent LinkedIn tinkle.
tai yra ir labai daug teorijos, bet kartu ir labai daug tokių praktinių dalykų, ką mes savo komandoje esame išbandę, žinai, kokie pasaulio trendai yra. Tai aš ką noriu padaryti, padovanoti jums 30% nuolaidą mūsų asmeninio prekės ženklo LinkedIn kursui. Ką reiktų padaryti, tiesiog nueiti į courses.linkedin.com, į mūsų kursų puslapį ir prieš perkant įvesti promokodą mentorystė 30. Tai tą kodą, manau, galėsime komentaruose paskui parašyti, galėsit pakopijuoti, bet šiaip mentorystė 30. Bravo, liuks. Ačiū tau labai. Nu gerai, žiūrėkit, primenu, kad vakarėlis yra visų. Ne, tai čia gal Saulius su Emiliu jau ir įsibėgėja dalintis tom savo įžvalgom. Gal kažkas turi klausimą. Tai tik primintukas, kad bet kuriam etape gali rankelę pakelt, mes jūs užtempsim tiksliau ant scenos, ar neduosim klausimą užduoti ir tada, aš galvoju, visi kartu kursim tą turinį ir nukreipinėsim ten, kur noris jį nukreipti. Gerai, tai čia, žodžiu, jauskitės laisvai tą rankelę pakelt. Nu ką, šuoliuojam toliau. Kas svarbiau? Visibility ar credibility? Tai reiškia, ar tas matomumas, ar tas, kaip čia credibility išvers, nežinau, gal tas kažkoks kokybės ar ne štampas garantija? Pasitikėjimas, ne? Toks pasitikėjimo kūrimas. Jo. Tai kaip tu atrodo, kas svarbiau? Ar čia abiejų reikia? Žinai, jie abu yra faini dalykai. Mes visi norim ir tą visibility ir credibility, bet iš esmės tai mano supratimu visibility mes gaunam, kai, žinai, dažnai daug kartojam, kalam žmonėm į galvą, kad žiūrėk, mes esam tokie, ar darom tą, siūlom tą. Ir tam tokiam trumpalaikiam tikslam, tai turbūt visai gerai veikia, įkaliu į galvą, žmogus pasinaudojo mūsų paslaugą, nusipirko mūsų prekę, labai faina, viskas gerai, bet ar jis sugrįš, žinai, kiek tame, ką mes parduodam, yra kokybės ir atitikimo su auditorija. Tai man atrodo, kad trumpalaikiam tikslam jo, galbūt ir nieko blogo, pakalam į galvą, parduodam, praėjo sezonas, pamiršom, bankrutavom, klientai negrįžta, o dar ir kitų atveju nusivylę, priverda košės. Tai credibility yra vis tiek. Jeigu reiktų dėti nuo svarstyklių, tai credibility, mano supratimu, yra daug svarbesnis dalykas ir jis atliepia ilgalaikius tikslus, jis atliepia tai, dėl ko vis dėlto mes renkamės vieną prekę ar paslaugą vietoj kitos. Tai kuria lojalumą, kur žinai, klientas pasirinko mus, patiko, nori dirbti toliau kartu. Aš kalbu apie klientų, žinai, plačią prasme, tai gali būti per mentorystės, kaip klientas, kaip tu mentorius, tu turi savo žmonių tuos, kaip lietuviškai mentį, nes aš ieškojau ir neradau. Mentorius ir mentį. Taip, bet čia tokio labai gražaus atitikmens gal ir nebus. Kažkur mes vienur vadinam organizacijos ugdytiniu, antrur mokiniu, trečiur studentų, ketvirtur tiesiog tuo mentyje. Tai ugdytinis gal toks artimiausias, bet nes, žinai, kai pasako mokinys, tai tokia labai mums primintuką iš vidurinės ten, žodžiu, laikų siunčia apie tokį didžiulį atotrukį tarp mokytojų ir mokinio. Ir tai tokie labai, kaip turbūt labai struktūruotai dideliai biurokratiniai sistemai, hierarchiniai tokie laipteliai, o mentorystė man yra apie lygiavertiškumą. Tai labai gerai pastebėjai. Nes tu sakai, žinai, mokiniais man iškart į mokyklos suolą sugrįžau, studentas, kai jau biški toks daugiau laisvės, bet vis dar yra kažkoks salvadorius. Mentorystė, jo, jinai yra plačiau ir man atrodo, kad labai teisingai pastebėjai, kad lygiavertiškumas yra šito vieto, žinai, patirties klausimų yra skirtumas ir tai yra akivaizdu, kad patirtis turi skirtis, ar ne? Bet tai, kaip mes komunikuojam, bendraujam, dalyjamės ir tas, žinai, grįžtamasis ryšys, man atrodo, gal tu labiau galėtum šitą temą papasakoti apie tą grįžtamą ryšį, nes labai daug žmonių garsiai sako, labai mėgstu gauti tą feedbacką, grįžtamą ryšį, bet kai ateina laikas įgauti, reakcijų būna visokių. O kita pusė, aš nežinau, kaip tą grįžtamą ryšį duoti. Tai kaip mentorystai šitie dalykai veikia? Man toks klausimas, žinai, iškilo. Tai vienokį, žinai, labai techniškai pasakyti, tai apskritai
turint omeny, kad mentorius turi savo viešus profilius, mentį, bet kas iš šalies, žinai, gali juos approachinti ir kviesti į mentorystę. Tai mentorystės trukmė 3 mėnesiai ir mentorystė pasibaigus, šiaip techniškai jie gauna nuorodą viens kitą įvertinti. Tai reiškia, kokią patirtį išsineša. Mentoriai gauna atsiliepimą iš mentį gauna atsiliepimą iš mentoriaus, kitą kartą, kai mentį kvies kitą mentorių, tas mentorius, kuris gauna kvietimą, matys mentį istoriją, tai kokius atsiliepimus atsineša, tai grįžtamasis ryšys, tai techniškai jisai egzistuoja, bet iš kitos pusės ir per mokymus mes labai daug kalbam apie grįžtamo ryšio svarbą, nes tiek pozityvaus, tiek korekcinio. Yra žmonės, kurie žinai, labai puikiai priema pozityvų, bet labai sudėtingai korekcinį, nes jie, žinai, asociacija su kritika ir vice versa. Yra tų žmonių, kurie labai susigniaužia, žinai, ir pabėg nori, vos tik gauna tą pozityvų grįžtamą ryšį, nes mes, sakau, linkę save plakti ir nuvertinti. Ir kažkaip įpratę, žinai, gauti nuolatos per nugarą ir tas korekcinis netgi jiems lengviau kažkaip išgirstamas, priimamas. Tai ir vienas ir kitas yra svarbus, bet yra toks auksinis viduriukas, kuris sako, kad pozityvaus versus korekcinio grįžtamo ryšio santykis turėtų būti 5 su 1. Reiškia, kad žmogus turėtų gauti 5 kartus daugiau pozityvaus grįžtamo ryšio, lyginant su tuo negatyviu grįžtamo ryšiu. Tai mes čia esame ir mentoriams sukūrę tokius visai šviežiai individualius paketus susijusius su ugdymu ir su didesniu matomumu. Tai per mokymus mes ir mokomės to ir nulaužinėjom tam tikras nuostatas, ir parodant svarbą to pozityvaus grįžtamo ryšio. Būna grįžta iš užduoties, kur reikėjo atiduoti pozityvų grįžtamą ryšį ir sako, čia viskas, žinai, čia realiam pasaulyje ne taip, ar net, o jeigu reikėtų dabar kažkokią kritiką išsakyti, ar ne, visi iškart galvoja, kad turi būti tokia didžiulė atsvara, bet iš tiesų pozityvaus grįžtamo ryšio turėtų būti gerokai daugiau, nes tas ir nuotaiką pakelia, įtvirtina tam tikrus dalykus, kuriuos gerai darau, kartais paneigia, aš save plaku, kad šitoje vietoje aš nesielgiu gerai, kai visi aplinkui sako, Sauliau, žiauriai gerai varai, ne? Ir tas padeda iš principo grįžtamasis ryšys yra kaip, sakyčiau, kaip būdas kalibruoti savęs matymą. Nes aš manau, kad, žinai, branda yra tada, kai savęs vertinimas nesiskiria nuo to, kaip tai vertina kiti. Ir čia turbūt didelė sąsaja su asmeniniu įvaizdžiu, ar ne? Kad nebūtų tos didelės atskirties, tave mato taip, o tu darai visiškai kitokius dalykus arba kitaip. Tai man atrodo, vienas iš brandaus žmogaus tikslų ir kelionės turėtų būti sukalibruotas savęs matymas su kitų žmonių, tavęs matymu. Ir grįžtamasis ryšys būtent dėl to yra labai svarbi sudedamoji mentorystė. Ir dėl ko aš matau mentorystę kaip priemonę asmeniniam įvaizdžiui kurti, didelė dalim dėl grįžtamo ryšio. Nes tenais aš galiu išgirsti, gauti atsakymą nuo širdo, tai kaip pavyzdys, dėl ko mane pasirinko. Arba kokią patirtį išsinešė. Arba nežinau, kokie, net galima prašyti 3 žodžiai, kurie apibūdina mane. Nes kiek aš žinau, asmeninio įvaizdžio formavime labai svarbu tas vientisumas. Ne tai, kad vieną dieną apie Lego, kitą dieną apie lyderystę, trečią dieną apie kažkokius užkandukus. Tai reiškia, nebent visur yra ta vientisa linija, kad, pavyzdžiui, Saulius, jeigu mentorystė, ten tvarumas, ar ne, ten ugdymas ir panašiai. Tai mentorystė yra puikus būdas susirinkti mentorių grįžtamą ryšį apie save ir lygiai grečiai, aišku, treniruotis ir suteikinėti grįžtamą ryšį tam savo ugdytinį, mentį. Ir tas dažniausiai duoda gerokai daugiau palaikymo, duoda tam tikros krypties, kurie eiti, ar ne, duoda paneigimo, ar ne. Ir iš principo, aš, žinai, grįžtamą ryšį matau kaip vieną iš gražiausių dovanų, kurią galim gauti. Su sąlyga, jis yra struktūruotas. Tai čia tik tais, aišku, priklauso, kokį mes kiekvienas turim požiūrį grįžtamą ryšį. Tai čia gal biškai išsiplečiu. Ne, viskas labai gerai, žinai, klausiau tavęs ir linksėjau galvą visą laiką, nes visiškai pritariu, ką tu sakai. Ir labai gerai pastebėjai apie tą asmenį įvaizdį, nes ką svarbu daryti iš tikrųjų, tai pasitikrinti, žinai, su savo auditorija, kaip mus mato žmonės. Ir ar tai atitinka su tuo, kaip mes norim būti matomi. Bet ką labai svarbu šitą vietą paminėti, čia esu išmokęs vienoje vietoje, yra toks mamos testas, apie jį daug nesiplėsiu, bet iš esmės mama nėra geriausias žmogus paklausti, žinai, mama, ką tu manai apie mano tokį startupą, ką tu manai apie mane, nes, kaip ten bebūtų, mama, žinai, jinai supras, kad ten gal yra spragų, gal ten kažką, bet nenorės nuliūdinti savo vaiką, tai paklaus nuomonės visada smagu pas draugus, pas artimuosius, faina, gerai, bet jeigu jie nėra jūsų auditorija, tai apie ką mes kalbam, žinai, ką jie jums pasakys naudingo, tiesiog, tai naudos iš to bus mažai.
Man atrodo, kad apskritai, va tas, aš taip žinai pabandžiau pasižiūrėti asmenių įvaizdžių, ką vat mentorystė duoda, ar ne? Ir tada bandžiau žiūrėti per dvi prizmes, vat mentorius ir to ugdytinio, mentį. Man atrodo, kad jeigu tu esi mentorius arba nori būti, tai tavo asmeniniam įvaizdžiui iš esmės prideda tokio ekspertiškumo, reiškia, aš suprantu, kad aš žinau kažką vat tose savo temose ir tu įgauni autoritetą toje vienoje ar kitoje srityje. Tai yra vienaip ar kitaip labai naudingas dalykas tavo asmeniniam įvaizdžiui. O jeigu tu esi mentį, ugdytinis, tai vėlgi ką apie tave tai pasako. Reiškia, aš nestoju vietą, aš noriu tobulėti, noriu augti, noriu mokytis, man svarbu būti geresnė savo versija, kad tu irgi labai gerai pradžioje akcentuoji, žinai, kad nesilyginami nes socialinių tinklų laikais mes matom labai daug dalykų, labai daug gražių dalykų, kas šiaip mane džiugina, nes prasidėjo toks truputį banga, karts nuo karto užeina, kai žmonės parodo tuos tikruosius veidus, tikruosius save, ir tai yra labai faina, tai yra nenušlifuota, nenupudruota, tai to vis daugiau pastebiu bent jau savo socialinių tinklų burbuluose, tai tas mane labai džiugina, bet iš esmės tai jau, ką ir norėjau paakcentuoti, kad mentorius reiškia, aš įtvirtinu savo autoritetą šitoj temoje ir aš esu pasiruošęs dalinti savo sukauptomis žiniomis, patirtimi, tuo kapitalu su kitais žmonėm. Nes aš esu empatiškas žmogus, man tai rūpi, aš žinau, ką aš noriu pasakyti kitam žmogui ir noriu jam padėti. O jei esi mentį, tai man rūpi, koks aš būsiu rytoj, o rytoj aš noriu būti geresnis negu esu šiandien. Tai čia nenorėjau aš tokį apibendrinimą padaryti, bet labai norėjau šitoj temoj pasakyti, ką čia vakar sugalvojau. Labai gerai sugalvojai ir aš irgi savo pliką galvą irgi judinau, tai viskam pritardamas. Ir galiausiai dar šiek tiek pratęsiant sugrįžtamo ryšių, kas čia man taip Jukutena buvo pasidalint, kad tai formuoja ir tą credibility. Tai reiškia gauti tą atsiliepimą, kurį galiausiai galima ir viešu padaryti. Ir tai galiausiai yra ir kontentas, netgi kažkokia viešai žinutė, anonimizuoti ten, atskleidžiant žmogaus vardą ir pavardės. Bet tai aš galvoju, kad tas irgi tuomet komunikuoja labai daug dalykų, vienok apie tavo vertybinį pagrindą, kad tau rūpi, tu investuoji laiką, nori, žinai, aplinką daryti geresniu, atiduoti savo susijusią patirtį. Mentorystė per grįžtamą ryšį yra ir tas credibility vienas iš resursų, kas tada ten Petras Petraitis, Saulius Saulaitis, Emilis Emiliukas, žinai, tai reiškia, atidavė tą grįžtamą ryšį ir vertina tą laiką kartu, mato jį kaip vertingą, turtingą, naudingą, ir vėl grįšiu prie to paties, tą galima panaudoti kaip kontentą. O norime to ir nenorim, vis tiek to, kaip ir kalbėjom, viešumo reikia visibility. Ir jūs čia esat nindzės, žinai, galvojant kokiais kanalais tą viešumą turbūt viešumą kurtis, tai matyt, kad tie socialiniai tinklai, kuriuose esam, bet šitą vietą tikiu, kad irgi vėl svarbus tas apsibrėžimas, žinai, koks yra tikslas, kur yra tavo auditorija, ir tada pasirinkti kanalą, kur tą turinį kurti, ar ten kažkokiais, nežinau, mintimis dalintis. Teisingai mąstu? Į tą pačią temą, žinai, tu kalbėjai ir galvoji apie tai, kad kartais žmonės galvoja, o kaip man tą grįžtamą ryšį gauti, kaip čia, tai labai paprasta atrodo, tu tiesiog paprašyk, paklaus, nes kartais žmonės turi labai daug nuomonių, žmonės visada turi labai daug nuomonių visais klausimus ir visi yra ekspertai, tai taip jau yra, bet iš tikrųjų, jeigu tau rūpi kažkieno nuomonė, tu turėtumės tiesiog paprašyti ir paklausti. Ir ką pratęsiant į tai, kad bus kitas kontentas apie tą pasidalymą, tai antroji reikia nebijoti žmonėm duoti laisvės pasakyti tai, ką jie nori pasakyti, bet tuo pat metu paprašyti konkrečiau, kad, žiūrėk, aš Emilis, esu mentorius ir man būtų labai svarbu sužinoti, kaip tu vertini ten, žinau, tą arba mano ten savybę, ar kaip aš pasireiškiu tame reikale. Nes tų atsiliepimų yra visokių ir yra daug ir tada žmonės kartais pasimeta, nežinau ko tikėti. Tai jeigu norim iš tikrųjų kokybiško atsiliepimo, galvokime apie savo auditoriją ir ką jai svarbu būtų sužinoti. Kodėl kažkas skaitydamas atsiliepimą, ką jis sužinos, kad, nežinau, Saulius labai fainas, Emilis nelabai fainas, tarkime. Tai toks apie nieką. Faina, nes kažkas kažką pasakė, bet ta struktūra čia irgi turi būti.
aš struktūruotai sakau, kad tas žmogus yra fainas, nes dirbant ties tuo, man labai padėjo vat, tos savybės tas. Tai tas konkretumas gali tą grįžtamą ryšį paversti aukso luitų, kurį mes paskui galim duoti kontentui, galim stiprinti save, savo CV, savo LinkedIn profilį ir taip toliau ir panašiai. Būtent ir kontentui, ir tuo pačiu konkretus grįžtamasis ryšys yra ir man resursas augti, nes auga procese abi pusės, tiek mentorius, tiek mentį. Ir tas grįžtamasis ryšys tiek vienam, tiek kitam yra labai vertingas, matant to, kokį raumenuką aš galėčiau toliau pūsti. Mes ir su mentoriais per mokymą labai nemažai laiko praleidžiam būtent to grįžtamo ryšio temų. Ir nu, va, taip, turbūt irgi sumuojant šiek tiek mentorius ir kviečiu remtis ne tik tuo vertybiniu pagrindu, kad vat, man svarbu atiduoti, man svarbu įkvėpti, aš noriu dalintis. Bet aš sakau, chebryte, nebijokit užsidėti ir tokių pragmatiškų akinukų. Kur o kas man iš to, ką aš išsinešiu iš proceso, nes bet kokiu atveju kažką išsinešiu. Bet jeigu, pavyzdžiui, dar konkrečiai įsivardinsim, kad noriu konkretų įgūdį lavinti, ar net ten gebėti grįžtamą ryšį tą patį atiduoti, tada aš matysiu dar daugiau vertės procese, aš būsiu dar labiau įsitraukęs ir dar labiau atliepsiu netgi mentį poreikį. Emili, visiškai. Širdis skauda, žiūriu laiką ir suprantu, kad mes turėsim po truputuką jau rezumuoti, žinai. Tai gal aš galvoju, ar rezumuojam, kaip čia darom? Ar rezumuojam, ar dar kažkaip paskatinam chebrytę uždavinėti klausimus, kad išpildyti kažkokius galbūt neišpildytus lūkesčius, ar ne? Gal kažkurios temos mes dar nepalėtėm? Manau, kad labai gerai idėja. Jeigu kažkokių temų nepalėtėm, o jos yra įdomios tiems, kurie dabar klausosi, tai yra puikus laikas paklausti. Tuo taip pat, žinai, mes labai kalbėjom, dalinome savo mintim ir daug kur mes sutinkam, bet gal yra, žinai, žmonių, kurie turi kitokią nuomonę. Tai irgi tas grįžtamasis ryšys, kurio mes galim irgi paprašyti dabar pasidalinti, kad gal kažkas išbandė ir sakys, kad, žinai, čia man tai, ką jūs sakot, neveikia. Ir tikrai mielai galima apie tai pasikalbėti. Tai jo, rankas pakelti galim kiekvienas. Dabar tam puikus laikas. Spaudimą dabar darysim. Okei. Atsiras, neatsiras. Aš galvoju, gal tada pabandykim tokį outro padaryti. Tai ką, aš čia taip naglai dalį atsakomybės tau permėsiu, ką tu, Emili, išsineši, kokią žinutę galbūt savo po šitos mūsų diskusijos, šito pokalbio? Daug gerų temų palėtėm, tiksliau potemių. Ką aš turbūt išsinešu, žinai, man atrodo, kad jeigu vertybiškai mes jaučiam, kad nori gyventi geriau patys ir padaryti, kad aplink mūsų žmonės gyventų geriau, tai turėtumėm iš tikrųjų nebijot mentorystės tiek kaip mentys, tiek kaip mentoriai patys. Ir yra tokia frazė, žinai, ypatingai keičiant darbus ir kai keičiasi gyvenimo situacijos, tai sako, žinai, vienos durys susidaro, bet kitos atsidaro. Tai man yra buvę ne kartą gyvenime, kai susidaro vienos durys ir antros ir trečios įvairiose situacijose, bet reiktų nepamiršti, kad yra langai. Jie irgi atsidaro. Tai turbūt tokia perkelinė prasme, ką aš bandau pasakyti, kad ieškokim savo to asmenio įvaizdžio, ieškokim savęs, atsakykim į klausimus, kas mes esam, apie ką mes esam. Jeigu reikia pagalbos, tai aš tikiu, kad tikrai yra mentoriai, kurie pasiruošia padėti, rasti tuos atsakymus ir tiesiog nebijokim, būkim drąsūs ir manau, kad tokia turbūt mano žinutė, žinai. Nice. O ką tu išsineši? Žinai, kas man kažkodėl, aš gal taip labai techniškai, man patiko, kai sakė apie svarstyklės, kurioje, žinai, kas ką nusvertų visibility ar credibility. Ir man patiko, kad tu pasakai, kad credibility nusvertų visibility. Ir man tas yra kažkaip labai svarbu,
žinoti ir suprasti ir jausti. Ir tai čia viena dalis, ar ne, apie tai, kiek mes atliepiam kažkokį lūkestį, kažkokį pažadą, kurį siunčiam, ir apie tą tokį sukalibruotą tave, turbūt savęs ir kitų į mus matymą, ar ne? Ir tuo pačiu aš gal pabaigai taip noriu pasakyti, kad nors mes čia geriam ir tą asmenį įvaizdžio kūrimo visą procesą ir mentorystę kaip ugdymo ir ugdymosi procesą, bet tai nereiškia, kad ir vieną ir kitą reikia daryti. Ne, tai vat, ir tas irgi būtų sprendimas, kas žinai, apibrėžtų tam tikrą ir vertybinį pagrindą, pasirinkimus, kryptis. Ne? Apskaitai mentorystė kartais toks labai etapinis dalykas. Tai nereiškia, kad čia aš visą gyvenimą aš nelikusi ir mentoriausiu. Būna tiesiog, mentorystė svarbus ta energija, kurią atiduodi, ar ne? O būna laikotarpių, kur aš tiesiog neturiu, dugnas visiškas. Tai šitoj vietoj aš turbūt labiau, ką ir tu iš principo noriu pasakyti, skatint, apsibrėžinėti, kas man svarbu. Aš ne, jeigu viena iš tų man svarbių temų yra profesinis tobulėjimas, tai mentorystė būtent ir yra ta vieta realizuoti tą poreikį, ne? Ir kas tada padėtų aiškiau brėžti tą asmenį įvaizdį. Bet tai nėra kažkas, ką būtina imti, būtina valgyti, pabandyti, kad suprasti turbūt, kad verta. Bet, ko aš mažiausiai norėčiau, žinai, kad mentorystė taptų kažkokiu labai nuvalkytų ir tokiu must have, žinai, must use dalyku, kur ten nesupratau, bet čia, žinai, visi mentoriais ir man reikia būti mentoriumi. Nes tada dingsta tas labai svarbus elementas nuoširdumas, tos empatijos, žinai, atsiranda pragmatiškumas. Tai čia toks ilgas mano outro, bet geras. Turbūt būtų apie šitai. Labai geras, tai sureaguosiu, kad vertybės, ką tu ir sakei, ir grįžtu į tą, ką anksčiau minėjau apie tą trumpalaikius, ilgalaikius tikslus, žinai, kad tu gali pasiekti trumpalaikių tikslų labai greičiau ir dabar, o kas po to. Tai gal žiūrėkim tos ilgalaikius tikslus ir pasibandyti be abejo visada yra verta, bet jeigu tu jauti, kad tai nėra tau, gal tada geriau neapsimetinėti, nes įla išlys iš maišo, anksčiau ir vėliau. Kokie mokytojai mes. Super. Tai ačiū tau, Emilė, Chebrytė, kurie klausė, negu draugam dar LinkedIn susidraugaukim. Turėsit klausimų po šito pokalbio Emiliui, tiesiu taikiniu jam, turėsit klausimų man, tiesiu taikiniu man. Ar ne? Emilis dar įdės promo kodą tam, kad turėtumėt resursų, ar ne? O tai kaip tą asmenį įvaizdį stiprinti. Ir tuo pačiu vėl, ką ir sakom, žinai, turbūt liūdniausia yra, kai nepabandė, sakom, ai, čia ne man, nesąmonė, žinai. Ne, Chebrytė, pabandom, tada pabandom vienoj roliai, mentoriaus ar mentį roliai, pabandom ir su asmenį įvaizdžiu, tam, kad turėtum patirtį priimti patį geriausią sprendimą. Tai manau, kad tiek žinių, ačiū labai visiems, kurie buvo, ačiū Emilė tau, mėgavus procesu, va čia kažkas ir širdelę padėjo, iš vis fainai, tai viskas, tai nesimatom, bet mojuojam, žodžiu, ne? Visiškai taip. Labai fainai buvo pasikalbėti. Ačiū visiems, kurie klausės ir ačiū už labai įdomų pokalbį. Sauliau, tikiuosi, kad galėsim daugiau šitą temą pagvildent, gal jau ne LinkedIn formatu, gal gyvai. Pasižiūrėsim. Tai ačiū už kvietimą ir smagu buvo. Super, bravo. Iki, viso. Iki.